Mano supratimu, kad Lietuva galėtų kokybiškai gyventi, jai reikia kokybiškos išminties. Ir kuo mes greičiau tą išmintį susirinksime, kuo mes greičiau išmoksime, kaip reikia gyventi efektyviai visuomeniai, tuo greičiau baigsis mūsų bėdos. Jeigu mes tenksimės apsieiti be pamatinės, be fundamentinės išminties, mūsų bėdos tęsis ir nežinau, kiek dar ilgai tęsis. Nes tikrai kiekvienas tikriausiai sutiksite, kad vis tik tai jeigu sukeistume vietomis, pavyzdžiui, vokiečius ir papuasus, tai tų šalių kraštovaizdžiai labai greitai keistusi. Taigi iš to galime labai lengvai daryti išvadą, kad kiekvienos šalies gerovė priklauso nuo jos žmonių sąmonės lygio. Jei tas sąmonės lygis yra aukštas, ta visuomenė greitai nugalės iškilusius sunkumus ir jinai greit suklestės. Jeigu sąmonės lygis yra žemas, žmonės vienas kitą tarpusavį kaltins, ieškos kaltų, tačiau niekur nepajudės ir tos problemos tiesiog nesispręs. Tai jeigu mes Lietuvoje susidūrėme su uždaru problemų ratu, kuris mums niekaip nejuda iš vietos, tai mano siūlymas būtų tiesiog atsigręžti į mūsų sąmonės lygį ir pažiūrėti, galbūt mes darome kokių nors rimtų klaidų mūsų visuomeninio mentaliteto lygių. Tai yra kažkur trupučiuką kažkas sistemiškai yra negerai su mūsų mąstymu. Mes atraskime tos dalykus, kiek galima greičiau, išsiaiškinkime, ką turime daryti kitaip, įsidėkime tuos mąstymo pokyčius, tiesiog padarykim gerą viešųjų ryšių kampaniją, išplatinkime žinią, kokios mąstymo klaidos neleidžia mums, pavyzdžiui, kad ir susidoroti su valdininkų savivale. Ir mes tada gana greitai nugalėsime savo visas visuomenės problemas. Mūsų kultūroje mes visiškai esame įsisąmoninę ir suprantame, kodėl reikalinga profesinė kompetencija, tačiau dažnai koks žmogus esi pats su savimi, koks esi savo šeimoje, koks esi su draugais, čia mes stengiamės kurti tą savo išmintį tiesiog gyvendami. Tai ko man labai norėtųsi ir ko aš linkėčiau Lietuvai, kad prieš susidurdami su kokia nors nauja situacija, kad mes įgytume išankstinę kompetenciją, kad pirmiausia, kiek galima apie tą dalyką sužinotume. Pavyzdžiui, mes einame į šeimą, kad mes apie gyvenimą šeimoje kiek galima daugiau iš anksto sužinotume iš kokybiškų informacijos šaltinių. Arba mes klaustume žmonių, kurie jau tai yra patyrę ir turi sėkmingo gyvenimo šeimoje pavyzdžių, arba knygos, ar tiesiog dar kažkokių kitų šaltinių. Tai vat, jeigu mes turėtume tą išorinę kompetenciją, jeigu mes žinotume, kaip, kur, kas yra padaroma, tai bėdų Lietuvoje tikrai neabejoju būtų gerokai mažiau.